Labą dieną, mūsų laidelės. Po neilgos pertraukėlės mes vėl pas jūs, jūsų ekranuose. Ir šiandieną vėl keliaujam po mūsų Ukmergę. Nors turbūt oficialiai galim net ir, ar neoficialiai pasakyti, perspėti, kad greitų laikų turbūt į Užupį ir Vilniaus gatve turbūt jau greitai nebevažinėsim. Mūsų proto bokštai primastė salelių, salyčių daugybė, visokios dabar ir raudonas salelės, ir dar, jeigu jau buvo kamščiai, dabar turbūt kamščiai bus dar didesnė, o darom dirbtinės salelės, pravažiuosim jų begalę, protui nesuvokiami dalykai dedasi pas mus Vilniaus gatvėje. Net ir pati jau gamta, sakykim taip, natūraliai jau pridarė, ką tik tai čia žiūrim mašinas, natūraliai pridarė kalnelių. Tai mes dar dirbtinų kalnelių darom, taip kad laidelė dzin perspėja visus. Mažiau naudokitės Vilniaus gatve, nežinau, važinėkit, kur jūs norit laukais, bet čia turbūt greitų laikų mes nebevažinėsim. Mum nedzin, bet tie, kurie protauja, tie, kurie išsidirbinėja tokias nesąmonės visur, net nesutvarko paprasčiausiai kelių, o dar kažką tai, mum nedzin. Dzinguliuosim, tol, kol nesutvarkysit taip, kaip reikia. O ką jūs darot, tai turim daryti protingai.